Sveiki visi, besimokantis anglų kalbos. Šiandien aš jums norėjau parodyti ir pristatyti netaisyklingų veiksmažodžių grupės, kurios yra tikriausiai nuobodžiausios mokytis, nes jas tiesiog reikia iškalti. Aš tuos veiksmažodžius sugrupavau į grupės pagal skambesį. Taigi jos turi panašumo viena su kita tos formos, kas gali tiesiog padėti ir palengvinti mokymąsi. Taigi, pirmoji grupė bus pati lengviausia. Tai yra veiksmažodžiai, kurie nekinta. Tai yra visos trys formos yra vienodos. Na ir galim pradėti. Cost, cost, cost. Kainuoti. Cut, cut, cut. Kirpti, pjauti. Hit, hit, hit. Trenkti, smogti. Let, let, let. Leisti. Put, put, put. Dėti, padėti. Shut, shut, shut. Uždaryti, užtrenkti. Antroji grupelė. Be, was, were, been. Būti. See, saw, seen. Matyti. Throw, threw, thrown. Mesti, sviesti. Fly, flew, flown. Skristi. Grow, grew, grown. Auginti. Know, knew, known. Žinoti. Trečioji netaisyklingų veiksmažodžių grupė jau truputį ilgesnė negu pirmosios dvi. Become, became, become. Tapti, pasidaryti. Begin, began, begun. Prasidėti. Come, came, come. Ateiti, atvykti. Ring, rang, rung. Skambėti. Sing, sang, sung. Dainuoti. Run, ran, run. Bėgti. Do, did, done. Daryti. Go, went, gone. Eiti, vykti. Drink, drank, drunk. Gerti. Swim, swam, swum. Plaukti. Win, won, won. Laimėti. Ketvirtoji grupė. Drive, drove, driven. Vairuoti. Speak, spoke, spoken. Kalbėti. Steal, stole, stolen. Vogti. Break, broke, broken. Sudaužyti, sulaužyti. Write, wrote, written. Rašyti. Take, took, taken. Paimti. Eat, ate, eaten. Valgyti. Wear, wore, worn. Nešioti, dėvėti. Penktoji netaisyklingų veiksmažodžių grupė. Jai priklauso tik 5 veiksmažodžiai ir antra ir trečia forma turi galūnę ot. Taigi, catch, caught, caught. Sugauti, pagauti. Teach, taught, taught. Mokyti. Bring, brought, brought. Atnešti. Think, thought, thought. Galvoti, manyti. Buy, bought, bought. Pirkti. Šeštoji grupė. Neišsigąskit, kad jau ilgesnė, tačiau antra ir trečia forma sutampa, taigi mokytis nebus taip jau sunku. Taigi, pirmasis veiksmažodis. Build, built, built. Statyti. Feel, felt, felt. Jausti. Get, got, got. Gauti. Keep, kept, kept. Laikyti. Learn, learned, learned. Mokytis. Leave, left, left. Išeiti, išvykti. Lend, lent, lent. Paskolinti. Lose, lost, lost. Pamesti, prarasti. Meet, met, met. Susitikti. Send, sent, sent. Siųsti. Sit, sat, sat. Sėdėti. Sleep, slept, slept. Miegoti. Spend, spent, spent. Išleisti, išeikvoti. Na ir priėjome prie paskutinės veiksmažodžių grupės, kurią turiu jums paruošusi. Vėlgi, antra ir trečia forma sutampa, yra visiškai vienodos ir žodžiai baigėsi d garsu. Pirmasis netaisyklingas veiksmažodis yra can, could ir trečia forma šitam žodžiui neegzistuoja, galėti, mokėti.
Understand, understood, understood. Suprasti. Stand, stood, stood. Stovėti. Have, had, had. Turėti. Hear, heard, heard. Girdėti. Make, made, made. Daryti, gaminti. Pay, paid, paid. Mokėti, užmokėti. Say, said, said. Sakyti. Sell, sold, sold. Parduoti. Tell, told, told. Sakyti, pasakoti. Stand, stood, stood. Stovėti. Read, read, read. Skaityti. Taigi tiek veiksmažodžių. Tikiuosi kažkiek jums palengvins tą mokymąsi ir kalimą. Ir ką linkiu? Lengvų mokslų.